Kol žiema dar nesitraukė iš mūsų kiemų, šeštadienį Ašralistas komanda lankėsi Kupiškio apylinkėse įrengtoje ledo trasoje. Bus pirmas kartas su priekiu varoma kažkur sportiškiau važiuot. Šiaip iš esmės gyvenime su priekiu varoma labai mažai važinės. O su sportinė, tai tik su savo BMW suvažiavęs ralį, daugiau jokios kitos nebandęs. Tai gamykliniam, tai turim sekvencinę dėžę. Pakaba. Tai daug tų skirtumų. Tai esminis jo, kad priekį varoma. Tai, kaip sakau, nežinau, ko tikėtis ir pamatysim, pažiūrėsim, kaip jinai ten važiuoja. Čia turėjome neeilinę galimybę pamatyti Lietuvos ralio padangėje šviežiai iškepto projekto Jurali School debiutą. Šios ralio mokyklos idėja paprasta – suteikti visas įmanomas sąlygas, žinias ir infrastruktūrą vienoje vietoje. Tai vieta, kurioje gali nuolat ugdyti ir tobulinti savo įgūdžius tiek pradedantieji, tiek ir pažengę sportininkai. Projekto iniciatorius Ugnius Vainevičius, pernai triumfavęs Lietuvos ralio čempionate, draugė su Vaidotu Žala, šįsyk pakvietė 7 būsimus jaunuosius ralio talentus visiškai nemokamai išbandyti Ford Fiesta Rally 4 automobilį. Idėja buvo prisistatyti kaip komandai potencialiem Rally 4 įskaitos vairuotojam. Tiek Lietuvos piliečiam, tiek užsienio. Tai turėjom šiandien 5 svečius lietuvius, kandidatus į Rally 4 klasę ir 2 Lenkijos pilotus. Tai labai džiaugiuosi, kad realiai buvo kviečiamų žmonių, nežinau, 10-12, tai 7 iš jų sutiko, atskrido, atvažiavo. Tai davėm nemokamai pasibandyti Rally 4 automobilį. Svajonė sėsti prie gamyklinės technikos vairo išsipildė 5 lietuviams. Ašralistas projekto nugalėtojui Ovidijui Vaštokui, Lietuvos ralio čempionate jau spėjusiems sužibėti Tautvydui Vaškeliui ir Dariui Sukackui, bei dar tik pirmosius žingsnius ralio pasaulio žengiantiems Majui Braškiui ir Ugniui Vanagui. Prie jų prisijungė ir pirmą kartą mūsų šalyje apsilankę kaimynai iš Lenkijos. Šios šalies jaunųjų sportininkų antplūdis mūsų šalyje jau tapo tendencija. Čia savo kelią pradėję Timek Abramovski ir Adrian Žežnik dalyvauja Europos ir pasaulio čempionatuose. Rodo puikius rezultatus bei neša žinią apie Lietuvos ralį ir čia suteikiamas galimybės jauniesiems sportininkams. Šiuo metu pas mus patirtį renka ir kaupia 15-metis Bruno Grits, o šį kartą turėjome galimybę susipažinti su jau kitose autosporto disciplinose spėjusiais pasikaustyti Igor Kuščinski ir Matėjuš Priščiočki. Visi testų dienos dalyviai turėjo 2 kartus po 10 minučių susipažinti, ką reiškia pilotuoti tikrą gamyklinį automobilį. Pas jaunimo emocijos tai ten wow, jie tai apspangę ir ten šokinėja tripę vietoj. Vyresnieji, tie, kurie jau ilgiau važiuoja su BMW-ais, tai krapštė galvą, kaip čia, kodėl man čia nesigauna ir kaip čia taip sudėtingai viskas. Ir iš šono ten tos Rally 4 automobiliai važiuoja lengviau ir taip atrodo, kad čia žiūrisi, čia viskas paprasta, bet viduje atsisėdus pamatė, kad yra ką veikti. Tai mano idėja ir buvo, kad pakviesti tokius, kurie nėra bandę šios technikos, kurie nėra važiavę, bet kurie pagal amžių galėtų dalyvauti Rally 4 trofei, kurie turi perspektyvą kažkokią į ateitį. Tai mano idėja jiem įkraut mintį į galvą, kad gal čia tas BMW pas mus populiarus, gal nėra pati geriausia šiuo metu išeitis Lietuvos autosporte. Manau, kad suveikė ir pavyko, ir jie dabar tikrai turės apie ką pamastyti. Jo, šiaip labai skiriasi. Atrodo, su tuo stabdžiu labai daug žaisti reikia, kai ten su visą atsibajam. Biški taip. Bet smagu. Aišku, mano pirmas kartas su ją važiuojant, tai taip naujas toks, kaip čia pasakyti, nauja patirtis, kaip pavaras keisti ir kaip gazas spaust, kada spausti.
Labai galinga mašina ir Bembas plus yra galas, o ne priekis, tai dar prie to reikėtų priprasti. Labai keista, nes visiškai skiriasi mašinos, ta prasme, visas valdymas, visa kita. Stabdymas atrodo labai greit stoja, klauso tą mašiną. Tai esminis mano klaidos tiesiog, kaip ir iš anksčiau, per anksti biškį lendu į vidų, bet šiaip dėl mašinos. Tai labai reikia pagauti momentą, kada turi užgazuoti ant posūkį ir panašiai. Bet šiaip iš esmės turbūt atkalus sistemą, tai klausimas, ar negreičiau nei su galų varomu būtų galima važiuoti. Labai keista, po BMW atsisėdus, atrodo, tu suki tą mašiną nesisuka, noris atsukti vairą, bet tiesiog sako Klaudas, tu laikyk tą vairą ir viskas. Ir toksai su sekvencija dėžė, aišku, labai geras jausmas važiuoti, per bėgęs už žemę, aukštinant viską, tai labai gera galimybė, ačiū Ugriai. I started in a lot of rally sprints in GR rallies before. Now I drive R2 Peugeot 208. I am waiting to get my license for the rallies in Lithuania to start rally. I have a Renault Clio. I'm driving this on gravel and tarmac. But this is completely different from the Clio. This is too much easier and lighter to drive. And I think it's only car to drive. Visai kitoks važiavimas. Taip sunku persiveras, čia atrodo priekis visą, tai atrodo, ką turi daryti. Tai pratęs gazą atsileist, rankinį truktelt, kad biškiau užsimest, o čia susuki gazo duodi ir ištempia, tai labai ties šitą vietą dar reikėtų padirbti, nes atsileidinėjų, kur reikėtų numinti ir laikyti ir išvažiuotume. Tai šiaip kaip pirmam kartui, tai įspūdžių kol kas labai daug. Tikime ir linkime, kad netolimoje ateityje visiems šiems jaunuoliams pavyks išvažiuoti į tikrus greičio ruožus su gamyklinio lygio technika. O galbūt kai kuriuos iš jų išvysime ir Lithuanian Rally for Trophy čempionate, kovojančius dėl 80 000 eurų stipendijos ateities startams Europos pirmenybėse. Viską parodys laikas.